plaukimo čempionatas. Man parašė atvažiuoti, aš atvažiavau. Prašom viršų. Jo. Pamatysi, kaip tos kumelės viską ir sugadins. Pasiim žydėjimas. Paprastas, mažas. Pas mane B8 vokiečių. Kur yra tavo mašina? Parodyk, kur čia tavo? Matau, jūs čia viską žinot, kas čia vyks dabar. Plaukimo čempionatas. Man parašė atvažiuoti, aš atvažiavau. Kas parašė? Tada bandysim įsiaiškinti. Nuo ko čia prasidėjo? Direktorius, darbų vykdytojas. Direktoriau, kas čia vyksta? Nežinau. Kodėl čia vėl susirinka? Paklausiau, šito jaunuolio sakė, gavo žinutę, kad reikia atvažiuoti ir viskas. Kur parašyti, jis visur atvažiuoti? Jo, dar čia sakė gerom kainom pardavinės viską. Okei. Bagažinių turgus ten žodžiu. Nedraguokit. Čia negalima parkuotis. Prašom viršų. Jo. Kaip audinėlės eina? Jūs tik pažiūrėkit, kaip atrodo trasoje technika. Wow! O benzą normaliai pasiėmė? Benzą normaliai pasiėmė? Čia nuvažiuosi ir nebegrįši jau į Kauną. Pasiruošęs laimėti, nes jeigu pralaimės, matysis. Stabdymo žymės. Dabar, greičiausia mašina lėčiausiai stumiama į startą. Tokia realybė. Baigėsi kuras. O mes savo hodu važiuojam taip. Iki pat galo. Nors ir laikai bus patys šudiniausi, bet mes atvažiavom ir išvažiuosim patys. Ir nekeisim padangų nieko. Čia gal dar palauk, šito dar... O nepažadu, dėl padangų nepažadu, visko gali būti. Reikia biškį palikti. Intrigos. Žiūrėk, čia dalių parduotuvė. Iškart persirenka golfiuką ir suks kokį 11,5 sekundės. Kablis 5, kablis 0003. Kad neviršytų klasės. Neviršytų klasės, neišlipti iš savo grupę. Garsas kaip Ir turbinas. šitas, 11 gabalų. Tik tai? Tik tai, 11-200, tai įsivaizduoju 200 nusiderėjimų. Va, žiūrėkit, ką turim. Šitas. Čia BMW, ne pseudo. Kažkiek yra procentų BMW. Konsultuojasi. Kurioje vietoje atleisti gazą. Grinai pas tuos klausti. Nu, tai ką.
Čia ir man dabar reikia atsileisti. Kiek 8-9-0. Geriausias. Dabar važiavau 8-8-6. O kvalę gali iki antro karto, ne? Kažkaip kvalę irgi. Ne, kvalę tu gali važiuoti. Tu turi kvalifikaciją, bandai pasigerinti ir tau leidžia važiuoti. Kvalifikacija čia ne, ta prasme, ne finalą. Jo, bet tu, jeigu išlipi kvalifikaciją, vis tiek iš savo rezultatą. Nu vieną turi rezultatą, pagal kurį kvalifikuojas klasė ir viskas. O jeigu paskui lipi lauk, tuo finaluose lipi lauk ir viskas. Finalas, aš žinau. Kvalė man tas įdomu, kokia šitą situacija. Jokio. Kvalę gali ir į kitą klasę perėti, jeigu nori. Ai, kvalė. Nėra kaip ar absoliučiai. Ar palikti toj pačioj, ar perėti. Gal galima būtų trumpai, kad papasakotumėt, kas čia per kūrinys, kas lepęs gale. Kiek čia BMW procentų likęs? Galva blokas. BMW. Ir turbūt jau baigėsi. Ir jo, ir baigęs. Logotipas. Skirstytuvas BMW. Jo. Kliukas tikrai BMW. Ir viskas. Dar tiek atpažįstam. Dar duris. Nu, čia, ta prasme, kėbulo likę elementai. Galas, tiltas Ford 8 colių. Amerika. Viskas, ta prasme, į vidurį sukišta, ką galim stipriausiai, tą tiltą Strange Amerika. Dėžė H400 Amerika, 3 pavarų automatas. Na, aišku, nejungi pirmą ir važiuoja, jinai pati nejungia. Nu, aš perjunginėjau pavaras. Viskas. Net ir automatui reikia perjunginėti bėgius. Tai aš lapkė, robotukas pats neperjunginėja. Svarbiausias klausimas, kiek arklių. Nu, mes kaip buvom apie štuką 3 ant veleno buvo, bet dabar nusimetinėm. Kiek aš žinau, šiai dieną kokie 600 gal, kad važiuoti lėčiau. Gal 7. Ne. Mes kažkaip į tos arklius nesirėmėm, mes remiamės į laiką. Bet žiūrovam tai esminės klausimas. Ir kitas klausimas, kiek 100 kilometrų jie. Šiaip jeigu važiuoju su pilnu būstu, jeigu aš važiuoju 8,4, tai vienas važiavimas 7,5 litro. 400 metrų. Nu, ir dar paskui pargrįžimas. Nu jo, Tai grubiai kilometrų 7,5 litro. Tai normalu. metanolio. Žinai, kas gyvas. Gerai važiuoji, mačiau, tai pats BMW M3 turėtas, daugiau papasakoti, kas čia padaryta tavo automobilė, kad taip lėki. Čia yra originaliai buvo E92 335i su N54 varikliu. Su to pačiu varikliu ir yra N54, tik tais gal stipriai modifikuota, tai aišku visi viduriai pakeisti kaltiniai. Variklio valdymo sistema yra programuojamas kompiuteris Maxaku. Dėžė yra nuo naujo BMW dizelio 8 bėgių. Tiltas galinis nuo... Automatas yra pranašesnis dragė. Ne tai, kad Newtonų DCT jisai yra su sankaba, tai jisai realiai jo lančas kaip paprastos sankabos. Jisai labai sunku kontroliuoti ir daug sunkiau padaryti tą pradžią. Su automatu daug lengviau. O greitis toks pat jungimo, tai aišku, DCT brangesnė 3 kartus, tai nieko nelaimi realiai, o sumoki daugiau o laužyt mėgstam daiktus, tai tiesiog iš praktinių sumetimų 8 HP. O tiltą esu įdėjęs nuo M4 naujos ir kad turėtų LSD reguliuojamą loką, kas dar čia. Dėžės valdymo irgi yra atskiras kompiuteris. Čia gal tas iš Lenkų? Jo, turbolamikai. Čia buvo pati pirma mašina pasaulyje, kur jie padarė kitą, ant jos testavo savo tą plug and play kitą. Su tokiu varikliu. Tai, ir aišku, čia visokios drago modifikacijos, ratai, parašiutai, lankai. Nevažiuoji į Maximas. Vakar mes sumušėm 335 į pasaulio rekordą 100-200. 4 mylės pakilom į 4 vietą apskritai su N54 motoru. Tai tokių daug visokių niuansų.
Ir finišę turim dabar greitį antrą pasaulį su tokiu varikliu. Tai potencialą turim, reikia tik tais gripo. O ant to betono trasos. Gripų irgi pasirūpinta, ne, bet... Nu, jau reikia trasos gripui, nes ant tų betono plokščių čia nepakonkuruosi su Amerika, kur ten viskas klijais išpilta kaip stiklas. Mes turim įdėtą ekstra mylę, kad bent pamėginti priartėti prie to sukibimo. Nes tie platus ratai, jie laimi sukibimo, bet tu ten po to viską praloši, nes pasipriešimas vis tiek didesnis. Su mažesniais ratais būtų daug greitesnė, jinai toliau. Kokie geresniai trasų su automobiliu? Tai nuvažiuosim, manau, kitais metais, nuvažiuosim kažkaip. Dar netestavęs kažkur kitur, lengvos ar buvo išvažiavęs? Ne, Lenkai ten nėra kažkokių stebuklų labai geresnių. Norėtųsi normalią trasą nuvažiuoti, kokį Santapodą ar į tą pačią Švediją. Nes Europoje nėra daug tų trasų. Bet planų yra tokių? Yra. Nu, bet tiesiog dėl to personal best asmeninio rezultato, o kad kažkur ten važiuoti užsienį, tai kiek tu čia privažinėsi iš tos Lietuvos. Finansų daug reikia ir konkurencingam, kad būti tai jau biškai. Nu kaip, mūsų tas lygis nėra aukštas čia, Lietuvoje, ta prasme. Toj aukščiausiai klasiai mes šiandien 3 mašinos, toj biškai lėtesnėje gal 6 mašinos, tai max būna kokias 80. Tai net nelabai yra prasmės stipriai greitėti, nes tu net neturi su ko lenktyniauti. Kas iš to, kad tu čia atvažiuosi vienas važinėsi kaip šitas, kaip jisai, viešamobilis. Kelintą vietą? Nu, tai jisai tiesiog savo malonumai važiuoja. Kelintą vietą savo klasį šiandien taikais. Realistiškai. Nu, praeitais metais tos 9-9 buvau čempionas Lietuvos. Bet šiais metais esu praleidęs porą etapų. Praeitą etapą laimėjau. Tai šitą bandysiu laimėti. Ne, apie šitą etapą dabar tariant ir priešininkus matant. Nu, 9-9 tai, ta prasme, yra daug greitų tų mašinų, tai iš esmės visi važiuoja savo limito ribą, tai čia jau laimi tik reakcijos laikas praktiškai. Tik reakcijos laikas. O toj greičiausiai klasiai, tai esam su Aivaru išsikeliu, tai jį nukonkuruoti jau čia labai sunku. Praeitą kartą prieš jį laimėjau, nes jis falstartą padarė, bet šiaip jis stipriai greitesnis. Žodžiu, gavo pomidorą. Jo. Nu, ten nesudirbo peršoką lemputę, ne pomidorą. Techniniai dalykai. Kaip sako, prašikai startą, prašikai gonkės. Jo. Čia kai važiuoji klasėse, tai viskas dabar. Nes visi da važiuoja savo klasės limitą ir jie važiuoja tiek, kiek reikia. Antro šanso negauni jau Jo, finalinės. viskas sprendžiasi. Nes jeigu tu vysies, tu pavysi, pralenksi, tu viršysi savo klasę. Reiškia, tu simuliavai kvalifikaciją. Ta prasme, čia jau ruošiesi varžybom? Yes. Ir ką čia darai? Ieškau sukibimo. Bet čia biški toks kaip šitas, ne? Čia variklio nėra visai, čia tik turbinos, variklis. Tai iš turbinų ir išsipučia. Čia dujų generatorius. Iš malkom varom. Tiesiai į ratus pučia oro, ne? Ekologija. Ir kiek reikia pasidaryti, kad laimėt? O, čia paslaptė. Aš mačiau. 0. 0 padarė. Tiek į turbas, tiek į ratus. Labai atsiprašau. 0 į turbą. Čia kuri dalis ten nulėkia? Kuri dalis ten išterdo? Matai, ilgoji. Šitas, ne? Mėgsta pabėgti. Nuo čia va iki va čia va dažniausiai ejecto sito. Pasižiūrėk į išmetimą, matai? Kardan left the chat. Visiškai. Arba dar pavadinus stajaką padarė. Don't let your kids watch it!
vienintelis čia, karočią, slaptai ruošiasi. Jis jau Ai, padangas užsidėjo. Jo, dar tas draimas darė. Šildžiausi. Jisai tai pasiruošęs vienintelis. Taip, kad čia, karočią, galvoju, O mes su Ūriu nešildysim, sakėm, nes paskui reikės rinkti. Jie tai iš vis geriausi, pas juos net sistemų nėra jokių ten. Iš vietos išvažiuot, velėsi tie ratai, pašaudyt ir burnauti. Tai va, ką šiandien nuveiksi? Ai, burnaučiuką pavarysiu, žinai. Ne, norėtų. O kai reikia, O tau drago išeina burnautą padaryti, robotukas neleidžia. Nu Ai, man... bet sakė, nėra, robotas irgi žmogus. Palauk. Malą daug šneka. Mažiau davai to malimo pažiūrėsim, išvažiuosim į trasą pažiūrėsim. Ta prasme, o galima? Viskas. Reikia paprašyti. Viską galima, tik tais reikia jo gerai susimokėti ir gražiai paprašyti. Ta prasme, davai, aš tai iš tikrųjų, aš tai noriu palaužyti mašiną ir rodyti jums, kad BMW yra BMW. Reikia tada suorganizuoti dėl tų drago, ne? Jo, būtinai. Tai pas ką čia reikia klausti? Einam pas vadovus, gal suderinsim kažką tai, pas organizatorius. Va, kaip tik juos susirado, labą dieną. Sveiki. Toj pačioj vietoj. Malonu, Jurgi, Linai. Žiūrėk, yra toksai reikalas, mes čia ginčiname, žinai. Ar būtų galima prasūkt mums šitiem bolidam biškį išspręs reikalus? Drago, nes arkliai 500, 600, pas mane 300 nėra arklių. O aš noriu, supranti, išbandyti ir tos... Ką manai, Linai? Aš tai sako, 5 eurų ir 5 eurų, ne? Ką aš dabar? Nu, Tai sutarta. sutarta. Jo! Super, ačiū. Yes. Gali pinigai, gali dideli pinigai. Yes, super. Nu, dabar Čia, lauksim. intrigos pas mus. Gerai. Ačiū. Ačiū. Yes. Bam. Tai vienu žodžiu sugalvojau, kaip įsitrint tvorą, žinai. Padariau numeriukus, yra nuo 1 iki 4, dvi serijos. Tai vienas įsitraukia numerį ir jeigu sutampa toks pats numeris su kitu, tai tavo pora, ane? Petski kepurė. Dabar palauk. Duok kepurę. Nes, bet tai atsivers. Neužlenk. Tu neatvers. Niekas nežino, kas kokią mašiną. O kai negalėsiu glamžinti. Jeigu diskomfortas, jis negali būti. Jis nežiūrėtų, kad nežiūrėtų. Va, imat nežiūri. Davai. Aiškinamės poras. Noriu iš karto. Paskui reiks važiuoti už tave. Gali traukti, tai nežino. Ir vėl 6. Jau pažiūrėjai, mačiau. Tai čia man tipo kas liks, ne? Tau kas liks. Aš nevažiuoju. Du pasiėmė. Aš mačiau, Rimpis 2 pasiėmė. Traukite. Jis šio. O, nedaug liko, ne? Galima dar vieną. Čia nieks nematys, čia tik žiūrovai. Su Tomukai. O tai čia ta prasme. Vienetas. GTM versus USDM. Klasytis pisak, pažalsta. Kas gavosi, kas iškirto? Tu prieš Tomuką. Opa, įdomiai, toliau. Sustojat kartu. Ketvirtukai. Pora. Toliau. Number 1. Pirmas. Aiškinsimės santykius. Visi GTM įsidalino atskiruose, čia gaunasi, žinai, tautų priešą. Jau galima eit? Geras. Įdomiai bus, ne? Įdomiai. Žiūrėk, bausim Japoną. Bausim Bus nubaus. Amerikos. O, ar čia nekvepia to senų karų? Ne, čia. Amerikonas. Per barbaras. Amerikonas nubaus Japoną. Arba niukins tave. Gal. Negalima to pačios šalies 2 kartų. Čia 9,5 gal 10. Tu čia tikrai orą. Visi vienu žodžiu orą išsileidinėja, aš irgi toj čytint pradėsiu, nusileisiu. Čytinimas, tai va, dabar irgi nusileisiu orą, nes vienu žodžiu. Visi nori laimėti, taip? Ne, tai laimėti visą gyvenimą visi nori, bet pagrindinė esmė, nu kas iš to, kad tu savo gatvėje kiek buvai pripūtęs? 2,5. Nu,
Aš dar daugiau pas mane, kai ant pačių ratų užmontuota 2.7, 2.8 pas mane buvo. Tai tu įsivaizduok su 2.8. Taip medis ta aukšto tokia padanga. Visiškai kiek pasidarė, jeigu antidraginis variantas. 2 barus tik pasidariau. Aš Ta prasme, irgi kiti, tai čia pulis iki 1 baro leido, aš negaliu mažiau. Tai mano, kai užmaukštinta 2.95 ant 13 pločio, padanga, aš bijau, kad nusimontuos man mažiau nuleidus. Ok, darau 2, kaip visi. Ir štai taip atrodo Nissan Skyline'as. Ok, ką gali pademonstruoti mums vyrukai? Priemam jos į daily drive'ą. Gerai. Ir taip, Mustangas važiuoja 13.86, Skyline'as 14.79. Ir mašina, kuri greičiausiai skirta parodyti rimtus šniūrus. Galime tęsti toliau parodomosius važiavimus. M3 prieš Nissaną 300. Ir drago trasoje. Taip, rezultatai tokie. BMW važiuoja 14 ir 11 šimtųjų, Nissanas 15.38. Čia, gerbėmėjai, dabar įdomesnis pasirodymas. Labai lengvas šito įdomaus projekto galas. Ilgai kasasi automobilio ratai, kas neduoda, aišku, suvažiuoti labai greitai. 15 ir 15 šimtųjų. BMW važiuoja 14 ir 19. Ir panašu, kad reikėtų priprasti dalyviam prie drago trasos, prie gumuotos dangos. Nėra viskas taip paprasta. Pasižiūrėti iš šono galbūt atrodo lengva, ką jie čia išdarinėja, bet realiai matosi, kad suvažiuoti tinkamai reikia tam ir įdirbio, tam ir pasiruošimo. Taip, Subaru važiuoja 14 ir 81 šimtąją, na, o kolegos laikas yra, galima sakyti, ne visai susijęs su dragu, tai buvo tiesiog pravažiavimas trasa. Vienu žodžiu, kaip emocijos, Hebra, po visko. Tai jam tai Kodėl jam? Jis laimėjo? Aišku. Laimėjo? Vienas vartu. Dabar mes dar nežinom rezultatų, nes važiavom, vieni važiavo, kiti paskui, aš net laikų nežinau, bet emocija gera. Iš klubo išmestas, nes aplenkiau Egi. Bet aš grįšiu, nes jisai labai norėjo revanšo. Pirma dozė buvo, kai sakant, suleista. Mes rimtai jaučiu biškę, ne? Dabar svarstam, kad reikia pakartot. Tai va, ką tu? Kartosi. Žiūrėk, vienu žodžiu, tie, kur šypsosi, laimėjo, tie, kur nesišypso, parodė, kad pralošė. Pasitobulint dar reikia. Tai va, žiauriai fainai buvo. Ar jums patiko, kad mes čia buvom? Žinoma, kaip be jūsų, vyrai, kaip be jūsų. Va, taip, tikiuosi daug renginių, galvoja tą patį. Mums žiauriai patiko, kad irgi pakvietė. Ir Jo. kviečiam visą laiką. Jo, iš tikrųjų, Ačiū, mėgai. žiauriai geras vaibas,
faina aplinka, greiti automobiliai. Aš tokiam va ketvirtį nesu buvęs, iš tikrųjų visada dėl to stabdymų, ten galvodavau, buvau skeptiškas, šiaip dabar jau pakeičiau nuomonę, kad taisyklės yra taisyklės, turi adaptuotis, bet kai šitus raketas tas pamatėm ten su 8 sekundėm važiuojančias, kosmosas. Ai, Kviečia. jo, Jurgi, viskas, ačiū tau. Dar Patys laukia. Bet žiauriai įdomu, ne, ką ten padarėm, bet jaučiu čia bet kuris mus būtų daug maž aplenkę. Aš su tokiu startu nenusivyliau savo laiku. Geras, ar kėlį lygiai išvažiavo. Vienu žodžiu, bus ką pažiūrėti, tikiuosi ir jums bus ką pažiūrėti, patiks šita dalis. Tai va, daug emocijų ir baigiam. Lekiam namo, sekmadienis. Čiau. Ate. Prenumeruokit.